Turim vieną technologinį klausimą. Gal žinote, kas yra megabaitas? Ne kompiuteristas. 1000 kilobaitų. Kiek yra? Nu daug yra. Nu mega tai daugiau nei bitas, ne, giga daugiau. Kas jis toks? Nežinau. Megabaitas. Dydis failo ar... Oi, klauskit informacijų kada. Tyrimai parodė, kad 50% 21 amžiaus jaunuolių nežino, kas yra megabaitas. Apie tyrimo rezultatus pranešta Švietimo ir mokslo ministerijai bei Krašto apsaugos departamentui. MTV susirūpinusi skaitmeninės eros piliečių gerovę, todėl pradeda edukacinį projektą, kuris įkrės tau proto. Kas yra megabaitas? Mažiausias informacijos vienetas yra bitas. Jis gali būti toks arba toks. 8 bitai yra vadinami baitų. 1 baitas tai viena raidė arba skaičius. 1024 baitai yra vadinami kilobaitų. 1 kilobaitas tai viena atvirutė. 1024 kilobaitai yra vadinami megabaitų. Tai maždaug viena knyga. Ką galima nuveikti su 100 megabaitų? Tu gali perskaityti 100 knygų. Ežio vapę tu gali perskaityti 4000 elektroninių laiškų. Tu gali perklausyti po 4 dainas iš kiekvieno Madonos albumo. Iš viso 40 pasaulinių hitų. Arba YouTube gali peržiūrėti 20 kiečiausių vaizdo klipų. Tu iš vapo gali atsisiųsti 1000 spalvotų nuotraukų. Arba visą savaitę naršyti Facebook'e. 100 megabaitų tai 500 000 SMS žinučių. Ir galiausiai, turėdamas 100 megabaitų iš vapežys.lt tu gali atsisiųsti viso mėnesio MTV News žinias ir būti tas, kuris viską apie muziką ir pramogą sužino pirmas. Kur gauti 100 megabaitų? Labą dieną iš MTV žinių, norėjom paklausti, gal pas jūs megabaitų yra? Nėra megabaitų jokių. O gal atveš kada, gal sandėliuke dar likę? Nežinau. Megabaitų? Megabaitų. Nusipirkti, tavars ne už dyką. Neturiu. Gal sandėliuke yra likę ar šalytuve? Ne. Tikrai neturit nei vieno? Ne. Neturit megabaitų? Gal sandėliuke yra likę? Ne. Šalytuve? Megabaitą. Kas šitokio? Namų darbams tu gauni klausimą. Kiek naudojantis ežiu kainuoja 100 megabaitų? Rašyk atsakymus adresu news@mtv.lt. Rytoj patikrinsim. Mes 10 nerašom. Mes atsiskaitysim megabaitais.